Tai labas visiems. Sveiki, sveiki. Mes kažkaip tai šiek tiek uždėlsiam, užtempiam, kol atlaisvinom vietos savo flow, savo dienoje, savo rutinoje, Paulius ir aš, kad galėtume oficialiai paskelbti ir pakviesti jūs į flow bendruomenės, Masters of Flow bendruomenės tokį atidarymo renginį. Tai apie tai mes šiandien norim pakalbėti, ne, Paulius? Renginį susitikimą, ar ne, pasibuvimą, pabuvimą flow, tos tėkmės kūrimą. Tai va, Mhm. mes ir norim startuoti su Taip. savo tęsėt savo pažadą ir startuoti. Taip. Ir šitas Master of Flow renginys, formatas, bent jau dabar, kiek kalbam ir kiek planuojam, tai nebus vien tik onlineinis, nors dauguma bus onlineinis, bet mes turėsim laiks nuo laiko, kartais ir gyvų susitikimų. Tai apie tai irgi pranešim vėliau. Bet pradžioj tai yra online formatas, internetu susitiksim Birželio 3 dieną, 19 valandą. Tai dabar norisi va, taip pasakyti jau esminę žinią. Užsižymėkit savo kalendoriuose, tie, kurie priklauso šitai bendruomeniai, mes jums automatiškai siūsim pranešimus. O dabar dar norisi, Pauliau, kažkaip pakalbėti ir priminti žmonėms ir kažkaip, kurie negirdėjo pasidalinti, o ką mes tai kūriam, Apie kam ką mums to čia? reikia. Dėl ko ir apie ką? Mes su Sonata vis turim pokalbis tokius apie savo gyvenimą, apie gyvenimo kokybę ir eilinį kartą, ir šiandien savo pokalbį pastebim eilinį kartą, kad kai mes savo ašyje esam, kai mes savo nuosavoj tėkmėj esam, tai ta gyvenimas tarsi pats klostosi. Ne, dalykai sukrenta tarsi savaime į vietas ir tą troškimą, ir aš gal net ilgesiu pavadinsiu, ne, ilgesį tokį turim, ilgesį to, kad gyvent, na, tiekmėje gyvent iš tokio lengvumo, bet dar labiau iš ramybės, gal mano žodis būtų ramybė. Ir literatūroje ir pasaulyje yra savoka flow, ar ne, kur labai atitinka tą ilgesį, kurio aš jį patiriu labai. Ir kodėl mes naudojam tą anglizmą, nes labai sunku surasti lietuvių kalboje tą žodį, kuris tikrai įprasmintų tą prasme, apie kurią mes kalbam. Nes flow gali skambėti kaip srautas, vat lietuviškai kalba, bet man tai nėra visa tai, Ne vien tik tik, tai, apie ką mes kalbam. ne tik srautas. Gali skambėti kaip tėkmė, bet irgi tai nėra vien tik apie tai. Tai yra daugiau ir dėl to, kad Tai yra nėra toks, to. ja, ir tėkmė, ir darna, man čia darna būtų labai darna, ypač su savimi. Gali būti, dar paieškoti reikia žodžio, dabar sukasi kažkas ant liežuvio galo, bet iš tikrųjų kokiais 3-4 žodžiais lietuviškai galima apibūdinti tai, ką mes įdedam į anglišką flow. Tai, Man tai apima, vat, ką tu paminėjai, tai yra darna, tai yra ramybė, tai yra lengvumas, tai yra judėjimas kažkoks, tai yra būsena, būvis ir dar daug, turbūt ir džiaugsmas, ir dar daug dalykų, kurie man tai yra apie tai, ne, apie gyvenimą, kas man labai aktualu, ne, kai sakai, gyvenu pilna širdim, gyvenu pilnu savim, tai man flow yra ir apie tai. mhm. Ir kadangi mums tai aktualu ir mes mūsų ratuose, asmeniniuose ir profesiniuose ratuose irgi yra didelis kiekis žmonių, kuriems tai aktualu, tai mes ir dėl to ir ateinam su tokia iniciatyva, kad tai praplėskim tą ratą ir sudarykim sąlygas patirt flow, patyrinėt flow, susirast savo būdus, kaip jį susikurt, tyčia susikurt, nes būna, kad flow netyčia nutinka, ar ne? O kas jeigu galėtume tyčia susikurt, tada, kada mes norim. Ir Mm. galim įsivaizduoti, kad tada gyvenimo patyrimo kokybė labai lengvai gali perėti į kitą lygmenį. Taip, ir man atrodo, kad yra labai svarbu, dėl ko tą bendruomenę kūriam. Tai yra apie, man tai yra labai daug apie mano pačios vidinius procesus, nes, jau per daug metų, kiek jau man yra dabar, pagaliau kažkoks toksai aiškumas atėjo ir labai aiškus supratimas, kada aš esu, va tam flow nesvarbu, ten gali būti tekantis ir labai su įkvėpimu flow, ar gali būti toksai ramybės flow, ar dar kažkoks, tai jų yra galybė įvairiausių rūšių. Bet aš iškart atpažįstu, kad aš esu ne. Jau atsirado tas jautrumas atpažinti, bet tai užėmė tikrai nemažai laiko. Tai atpažinti, savo įsivardinti.
Ir man yra labai svarbu turėti tą tokią, nu, nežinau, nenoriu vartoti žodžio inkarą, čia labiau apie tokį kažkokį stulpelį, nežinau, kur galim prisikabinti, Atrama, sugrįžti, atramą, kažkokią tai atrama, ašį sugrįžti. šis, ar ne? Jo, kažkokia tai va taip. Uostų gal nepavadinčiau, bet atrama, šis, tai į ką aš galiu atsiremti ir atsispirti, jeigu reikia. O gal prisiglausti, jeigu reikia, ar ne? Ir tada vėl, tada iš to gimsta geresnis, kokybiškesnis buvimas. Mhm. Ir štai kodėl mes pagalvojom su Paulium, kad pradžiai bent norėtųsi organizuoti tos vieną kartą į mėnesį tokius susitikimus, tokius vėl susitikimus apie flow, su savo flow, su praktikomis, kur galima būtų patyrinėti ir patirti ir vėl sugrįžti į savo ašį ir tai vis labiau integruoti į savo gyvenimą. Tai mums patiems tai aktualu svarbu ir galvojam, kad ir jums tai turėtų būti aktualu ir svarbu. Nes aš tikiu, kad daug dalykų mes galime pasiekti ir padaryti ir turėti daug tikslų ir svajonių, kaip coaching mes kalbam, bet vienas dalykas yra per jėgą ten kovoti su Kažkokios demonais. būsenos klausimas, ar ne? Jo. O kitas dalykas, kai tai darai, nu, į savo ašies, su ramybė, nuosekliai ir taip, nu, su tokiu pasimėgavimu ir lengvumu. Tai yra įmanoma, patikrinom, minom. Patikrinom. Ir labai gražiai Sonata pasakė mums prieš šitą pokalbį, kad susigražint save savo, ar ne? Mhm. Tarsi iš to pilnumo. Mhm. Jo, susigrąžinti save savo, bet iš tikrųjų tas savo gyvenimą, savo laiką, savo sprendimus susigrąžinti savo. Ir mes ne sekantį kartą, bet kitus kartus galėsim tyrinėti ir kurgi mes prarandame save, kokiuose paternuose savo, ne, ar kažkokiuose savo elgesiuose, pasirinkimuose mes save prarandam. Ir kaip galime vėl sugrįžti į ten, kur esame mes patys. Tai va toks kvietimas jums. Ar nori dar, Pauliau, ką nors pridurt? Jau viską pasakėm, nebent porą žodžių apie tai, ką numatom šitam susitikime, Mhm. ar ne? Tai gal viso turinio nenorim čia dabar aptarinėti, bet iš principo vis tiek tai bus susitikimas, pirmasis susitikimas, tai vienokią ar kitokią pažintį numatom. Tada būtinai numatom patirčių, ar ne, ir pasidalinimų. Ir labiausiai norim, kad šitas susitikimas būtų toks, kad mes jame prisiliestume prie savęs ir norėtume čia sugrįžti. Mhm. Tai tada tie, kurie jau esat Masters of Flow bendruomenėje, tai pasižymėkit savo kalendoriuose, ten mes ir organizuosim susitikimą, gausit nuorodą. O tie, kurie dar nesat, tai nuoroda bus žemiau šito video, registruokitės, ateikit. Kol kas visi kviečiami, nemokamai, taip, kaip pasakius, būrent tokie bendram draugiškam tikslui. Na ir lauksime jūsų jau birželio 3, 19 val. Internete, online Zoom. Iki Iki. susitikimo. Mhm.